Taigi sveiki visi, atvykę į mano antrąjį, man atrodo, video vlogą. Ir šiandien mes važiuojam į... Kur mes važiuojam? Alytų. Alytų. Dar mano operatorių šiandien draugas yra Limantas. Sveiki, draugai. Mano ir jo Instagramas bus description'e, galite patikrinti iš karto. Down below. Jo, down below. Ir mes šiandien važiuojam į Alytų. Dabar yra 1 valanda. Tai gan anksti man palyginus. Jam ne? Tau ne? Man 6 ryto jau patalokas. Eiks, aš taip nebuvau dar gyvenime. Žodžiu, mes važiuojam dabar į Alytų. Mes važiuojam ten apžiūrėti automobilį. Nežinau, turbūt pirksim, jeigu bus geras, tai pirksim, jeigu nebus geras, aišku, nepirksim. Šiaip dar padaržiuosim, turbūt kokį 3 kartą esu Alytų. Važiuoju į Alytų 3 kartą. Tu kelintą? Antrą gal? Antrą. Nu tai va, žodžiu, mes čia čiut ne 1 kartą. Čiut ne naujokai. Čiut ne naujokai, kažką nufilmuosim, padarniuosim. Važiuosim pavalgyti, kas svarbiausia. Jo, važiuosim pavalgyti. Sportininkam. Įdomu, iš tikrųjų, kas ten bus skanaus, nes aš net neįsivaizduoju. Tu po Alytų nesu valgęs. Aš irgi nesu valgęs, atrodo. Tai va, varysime pavalgyti, žodžiu, mažiau kalbų, daugiau darbų. Ir dabar kažkaip jaučiu įdomaus, kažką reikia nufilmuoti, ne? Tipo, kad įdomiai kažką. Nu jo, nes žmonės nori kažko pamatyti įdomaus. Nes paskui, jeigu ten, sėdės, tai niekam įdomu žiūrėti. Na, tai filmuom kažką įdomaus. Jo, važiuodami dabar į Alytų, užsukom į Balbieriškio atodangą kažkokią. Žodžiu, čia visai gražu realiai, galite pažiūrėti, va, kaip gražu. Nežinau, gal buvę, gal nebuvę, bet čia matos kažkoks ežeriukas biški, mažiukas. Daug spinų. Daug spinų, va, pilna, va. Čia kažkur, va, mačiau parašyta. Tomas, va, yra. Žodžiu, miške kažkokiam randamės. Nedavažiavom realiai dar Alytaus, bet tikėkime, kad davažiuosim. Gavom blogą žinią. Gavom blogą žinią. Kokią žinią? Atvažiuoja mašinas apžiūrėti kažkoks kitas bernas. Nu? Ir gali nuo mūsų nukarosint mašiną. Taip. Bus bėdų. Ta prasme, jis man paskambino, sako, tai jau atvažiuoja žmogus apžiūrėti mašiną. Tai what the fuck, ta prasme, aš jam skambinu. Sako, nevažiuok iš Kauno. Sakau, man liko gal 10 km iki Alytaus, tai sakau, ko tu iš manęs nori. Nu tai čia žiūrėsim, sakau, atsiūsk adresą ir viskas, važiuoju, sakau. Tai tipo, aplembu, pasišiukšino eilinį kartą. What the fuck? What the fuck? Galvojau, Alytus bus normalesnis, bet pasirodo ne visi Alytų normalus. Sorry, kas iš Alytus, bet nu taip būna. Ne mes tokie gyvenimas toks. Taip, žys takaja. Mi tokie, žys takaja. Žodžiu, lekiam toliau. Muzika. Muzika. Tai va, atvažiavom į, norėjau sakyti, Vilnių. Į įvykio vietą. Į įvykio vietą atvažiavom, į Alytų. Apžiūrėjom automobilį, bet automobilis nieko gero. Neapsimoka pirkti, dalis krenta, žodžiu, nu netvarkinga, žiauri, tai net nepirkau. O dabar, žiauri, pavargau, nes lipom laiptais. Jo, į Hongkongo kalną lipom, nu, žodžiu, tikrai daug laiptų. Ir dabar atėjom kažkokio tilto aukščiausio Lietuvoj, ne? Ne? Jo, čia Baltijos šalyse. Pėsčiųjų tiltas, žodžiu, panašiai kaip Palangos. Mes esam dabar Alytoj, biškai keliaujam, žiūrim kaip kas, kaip viskas vyksta, kaip Alytoj žmonės gyvena. Šokti čia. Šokti čia. Šokti čia. Nežinau. Jim Face. Bet šiaip visai gražu, ne? Tipo, Kaune tokių dalykų nėra. Žiauri karšta, tikrai 26 laipsnių, man atrodo, šilumos. Mašinai rodė. 26 laipsnių karščio. Ir šio. Kas tas karštis? Ar čia kas yra? Gal nori į dantį? Į.
Nu čia biškis noras, kiek pastebėjau. Čia nuo to saulės jau. Geras oras, tai biški duoda per smegenis. O ką sakiau? Varom gal mums pavalgyt? Jo, aš irgi pralgau šiek tiek. Aš mačiau restoraną pačiam centre. Tai galėsim nulėkti, nu? Vis tiek nėra ką veikti. Jo, nes aš žiūriu, iš tikrųjų noriu valgyti. Gerai, greičiau gerk ir varom. Tai va, ką tik atvažiavam į Alytaus centrą. Varysim dabar pavalgyti, pačiam centre esam. Jo, tai iš tikrųjų žmonių labai mažai. Smagu, tas yra, oras labai geras, tai jo, varom pavalgyti. Opa! Jie, ką tu čia darai? Ką tu čia darai? What the fuck? Sveiki, draugai! Sveiki, fanai! Čia kaip sakoma, 1-1 žaidžia. Ei, sau. O, ima. Sdaužė. O, vėliau radom kur pavalgyti. Aš imsiu rankų darbo koldūnai su kiauliena, o tu? Vištienos krasnėlės su parmos kumpiu ir brendžio padažu. Tai prisigersi. Pariosim, pažiūrėsim. Vis tiek nevairuoju. Tai atbandom. Aš pavalgiau ir dar laukiam 10 minučių, gal atneš koldūnus. Jo, grinai, jam atnešė, tarsi dar laukiam, kol jisai pavalgė, tada man tik atnešė koldūnus. 5 koldūnus. Tai buvo tikrai žiauriai keista palyginus kaip toks restoranas, nes čia ir hotelis, ir restoranas, žodžiu, tikrai neblogai, bet buvo labai keista. O dabar važiuojam į Kauną ir susitiksim automobilį. Down on the west coast, I get this feeling like it all could happen. That's why I'm leaving you for the music. You for the music. It's true. It's true. Hold your phone, wait, I'm feeling hot and fly. I'm feeling like there's someone else that brings me high and high. They say you're cutting young boys who are inside. Tai va, ką tik grįžau iš Alytaus, draugas važiavo namo, aš irgi grįžau namo. Žodžiu, iš tikrųjų Alytui gan smagiai praleidom laiką, netikėtai pasivaikščiojom ten visokius tiltus, kas buvo visai įdomu ir gražu. Iš tikrųjų saulė žiauriai išvargina, nes važiavom namo, tai net nieko nebenorėjau filmuoti, tiesiog sėdėti, dar plus pavalgėm, tai yra miegų patraukė, žodžiu, viskas blogiausia. Bet aišku, nereikia nusiminti, o dabar aš važiuosiu fotografuoti motociklo. Ir aišku, aš kameros nesivešiu iš tos filmavimo, dėl to nes norėsiu kuo greičiau nufotografuoti, kad žmogui nereikėtų daug laiko laukti ir panašiai, kad aš ten vaikštau su kamera ir save filmuoju, tai būtų gan keista. Dėl to aš susidėsiu tiesiog kitą fotiką ir važiuosiu fotografuoti. Be abejo, aš jums parodysiu, kaip gavosi. Visų pirma, ką aš pasiemu, tai kameros stovą, tripodą, štatyvą, nežinau, kaip pavadinsi, tai nepavadinsi, kaip sakoma. Tai žodžiu, pasiemu šitą daiktą, sakė, man praverčia. Pasiemu keisą, tai galima būtų dėti kamerą ir nesusibraižyti, čia yra porą laidų, bet čia yra nuo šitos kameros, tai reikia išimti. Telefono pakrovėjas. Jo, tai čia įdėdu visą kamerą, kad nesusibraižytų, neapstabžytų ir panašiai, kol važiuoju. Tai va, tai čia yra mano objektyvas Nikono. Atminties kortelė 32 GB, ko man pakankamai tikrai užtenka vienai fotosesijai. Ir pats Nikono bodis. Yra D3200. Tikrai užtenka fotografuoti, tarkim, automobilius ar motociklus. Dabar galim susidėti, tiesiog užsidedam objektyvą, ką pirmiausia padarau visą laiką. Uždedu objektyvą, tada atsidarau šičia, įsidedu, ne čia, ką aš čia maišau. Įsidedu kortelę, ne tą pusę, įsidedu kortelę. Ir tada iškart patikrinu, ar viskas veikia, ar nuvažiavęs paskui nereikės dar tvarkytis. Žodžiu, kaip matom, vaizdas yra, tas yra gerai. Viską galim dėti į keisą, kad nesusibraižytų.
Ką mes čia turim? Ką, aš žinau, aš pat nežinau, kas čia yra. This is my favorite part. Kažkas jau matosi. Nešiukšlinti. Pasirodo, gavau lipdukus. Lipdukus gamino autostilius.lt. Šiaip matau, kiek kokybiškai, ypač supakavimas kokybiškas, nelupau turbūt 15 minučių. Tai žodžiu, lipdukai labai kokybiški, tikrai matos, kad daryti tvarkingai, jokių nėra atplaišų ar panašiai, turėtų gerai klijuotis. Žodžiu, tikrai malonus žmogus, kuris man patarė, kaip padaryti geriau lipduką, kad būtų pakankamai daug klijų, kad gerai užsiklijuotų, nesusilipdytų nuo vandens ar panašiai. Žodžiu, tikrai rekomenduoju ir autostilius.lt bus description. Be to, kas nori lipdukų, būtinai parašykit man į pajamą. Viskas yra description, viskas yra aprašyme, žodžiu, galite nueiti, pasižiūrėti. Man parašyti, pavyzdžiui, pajamą, jeigu norite lipdukų, Paukšt ir yra. Tomas Medija. Ida. Ką tu čia darai? 10 centų yra.